Treneriai, sveikinimai su pergale, pakankamai solidžios rungtynės jūsų komandai, vienas įvartis, buvo galima pelnyti ir daugiau. Kaip jūs vertinat šį pasirodymą po rungtynių pertraukos? Ačiū už sveikinimus, pasveikinimai komandai. Kaip jau minėjau prieš rungtynės, kad susitiksim su labai gera komanda, gerai subalansuota, kuri tikrai kovoja iki galo. Tos rungtynės pareikalavo daug fizinių jėgų, nes tas matėsi ir aikštėj, bet džiaugiamės pergalę, įmušėm įvartį, turėjom keletą dar gerų progų, kurių neišnaudojom, pagelbėjo vartininkas. Visumoje esu patenkintas. Kas galbūt labiau džiugina, ar gynyba, jog varžovai iš esmės nelabai daug tų progų turėjo, ar puolimas, aišku, galbūt realizacijos gal ir norėtųsi geresnės, ten buvo daugiau progų, bet puolime šansų taip pat sukūrėt nemažai. Ja, pavyko gyvendinti tą, ką buvom suplanavę. Aišku, tas ne visada pavyksta, bet šios dienos rungtynėse tikrai solidžiai gynyboje sužaidė tiek gynėjai, tiek visa komanda, kur žinojom stiprias džiugo vietas, tai pavyko apsiginti tuo ir džiaugiamės. Kiek jums smagu ir už jauną žaidėją, kuris padarė debiutą A lygoje, galėjo ir įvartį netgi pelnyti, mušė ir kontrolinėme mače, kalbu apie Pijų Bičkauską. Ja, smagu, kad Pijus debiutavo, bet jisai tuo užsitarnavo savo darbo. Aš matau, kaip dirba treniruotėse, ką gali, taip kad kaip ir kiekvienam žaidėjui. Nėra durys uždarytos į sudėtį arba išeit ant pakeitimo, taip kad kaip čia jisai, kaip sakyt, ne mano nuopelnas, čia jo pačio nuopelnas dirbti gerai treniruotėse ir gausi šansą. Pralaimėjom rungtynės, sveikinimai Marijampolei, Sūduvai. Pelnytai laimėjo rungtynės, ką ir Rūbiniai pasakiau vyrukam, kad atsinešimas, pastangos tikrai geros, viskas ok, viskas tenkina ir paskutiniai žodžiai iš manęs ir galiu čia drąsiai sakyti, kad atsakomybė tai prisiemu aš dėl šio pralaimėjimo. Kur būtent galbūt tas priežastis toks pakankamai vangokas pasirodymas, sako, atsinešimas buvo geras, viskas buvo tvarkoje, bet komandai nepavyko išpildyti situacijų aikštėje. Ar čia varžovų nuopelnas, aišku, galbūt ir tas, bet ar čia labiau jūsų kažkokie nepadaryti komandos dalykai? Tai varžovai buvo labiau matyt gal pasiruošę, tai gal dėl to, bet pastangos atsinešimas ok, bet buvom lietoki abiejose fazėse, tiek atakoje, tiek gynyboje. Ir Marijampolė tuo pasinaudojo. Aišku, pelnė ankstyvą įvartį, kur pakoregavo rungtynės. Ir tapom tokie nervingi, nevykdėm to, ko buvom labai jau taip susitarę, tai viskas tendencingai, koja į koją. Bandėt dėliotas linijas, keitėte žaidėjus, metėt į puolimą labiau orientuotus žaidėjus, bet tų progų taip tokių ryškių ir nebuvo sukurta. Čia vėlgi su kuo susiję? Žinot, reikėtų įdomiai statistiką pasižiūrėti, bet aš galvoju, kad Džiugas visada 5 keitimus padaro ir visada bandom adaptuotis pagal rungtynių scenarijų, bet matyt varžovai žaidė paprastai, racionaliai, be rizikos ir mums nesuteikė kažkokių tai šansų, galimybių. Ir to pasiekoje niekur nesukūrėm. Čia jau buvot kaip ir čia vos ne šeimininkais pasijutę Marijampolėje, dabar laukia pirmosios namų rungtynės Kretingoje, tai ką galbūt pasiūstumėt ir savo sirgaliams, ir galbūt Kretingos futbolo žmonėms, kurie galbūt galės ateiti A lygos pažiūrėti? Tai namų rungtynės, tai ta prasme čia aš tik tai tą manėžą norėjau parsigabenti Telšius, kad turėtumėm galimybę treniruotis viduje, o žinutė tai atvažiuoti palaikyti, nes palaikymas svarbus, Kretinga netoli. Taip, norim daug sirgalių ir norim atsitiesti.